Labadiena. Panašu, kad rinkų neapleidžia slogios nuotaikos ir prasti kompanijų veiklos rezultatai. Neišimtis ir šiandieną. Tiek Azijos, tiek Europos indeksai degė raudona spalva. Nemažai pranešimų pasirodė iš finansinio sektoriaus pusės. Vokietijos Deutsche Bank per praeitus metus patyrė daugiau kaip 3 milijardų eurų nuostolį. Dar vienas pranešimas pasiekęs rinką buvo perdraudimo bendrovės Swiss Re sprendimas mažinti dividendus, naikinti finansinių rinkų skyrių. Be to įmonei reikia papildomo kapitalo. Tokiu atveju ją gelbėja Warreno Buffeto kompanijos akcijų įsigijimas už 2 milijardus eurų. Anglijos bankas šiandien dar sumažino palūkanų normą iki 1%, o Europos centrinis bankas visgi paliko tą pačią ribą. Pabaltijos akcijų rinkos kiek sujudo, tačiau rinkos dalyviai vangiai reagavo į bendrovių skelbtus rezultatus. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas kilo 73%. Jau nuo prekybos pradžios impulsą rinkoms davė per Suomijos tarpininką perkamos bankinio sektoriaus TEO LT bei Klaipėdos nafta akcijos. Panašu, kad investicinius portfelius pildėsi stambus investuotojai. Be jau minėtų pozicijų aktyviau prekiauta Lietuvos jūrų laivininkystės akcijomis. O kiek didesniais kainų pokyčiais virš 7% pasižymėjo Banko Snoras, Panevėžio statybos Tresto bei Sanitas pozicijos, tačiau pastarųjų dviejų apyvartos nebuvo didelės. Prekybos pabaigoje aktyvumas kiek sumažėjo, tačiau bendra apyvarta perkopė 3,5 milijonų litų. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas krito 1,86%. Šiandien ypatingo dėmesio nesulaukė nei viena pozicija, o bendra apyvarta siekė vos 10 000 Latvijos latų. Talino vertybinių popierių biržos indeksas krito net 2,17%. Pradžioje investuotojai kiek vangiai reagavė į bendrovės Esti Telekom skelbtą mažesnį praeitų metų pelną, visgi prekybos pabaigoje akcijų kaina numušo iki 4,91 eurų. Apie nuostolius prabilo ir ST Hitus, kompanijos kursas nukrito virš 6%, o bendra biržos apyvarta šiandien siekė 378 000 eurų. Šiandien naujienų tiek, kylančių jums rinkų.